Galbūt ir ne pats geriausias metas, nes japoniškos vyšnės nužydėjo dar nepalikus mūsų šalies pavasariui. Tačiau gražu yra gražu. Ir visai nesvarbu, koks tai metų laikas. Svarbu, kad mokėtume džiaugtis tuo, ką turime. Tad šiame mūsų video ir vėl iš paukščio skrydžio siūlome praskristi pro dar praėjusiais metais klaipėdiečiams savo takelius atvėrusi sakurų parką. Panašu, jog medžiai ir kita augmenija čia jau prigijo, o miestiečiai įvertino dar vieną poilsio lopinėlį, įkurdintą buvusiame apleistame sklype prie žvejų rūmų. Japoniškos žmogaus ir gamtos harmonijos stiliumi čia galima grožėtis net 57 sakurom ir daug kitos augmenijos, iš kurios išsiskiria net 40 juodų ir kalnų pušų. Gal ir toli ta Japonija, nuo pempininkų ir žvejybos uosto rajono. Tačiau kodėl žiupsnelis šios Azijos salų valstybės nesusikūrus ten, kur gyventi mieliausia pačiam? Tada ir lietuviškas sakurų pavadinimas smailedantė vyšnė ne taip rėžia ausį. O mes visai kaip tie japonų samurajai vadovaujamės pačių sukurtų kodeksų, kurio principai šiek tiek paprastesni. Mes kūrėme video, o jūs spaudžiate patiktukus, rašote komentarus, dalinatės siužetais ir žinoma prenumeruojate šį kanalą. Kaip sako japonų išmintis, padaryk viską, ką gali, o tada pasikliauk likimu.